Tai kiek jūs surinksit šiandien pinigų, tokia jums bus vakarienė. Paprasta. Reikia 3 eurų. Mums reikia tų 14 eurų. Tasai vyriškis nubliavo čyrį. Tai arba mes varom tą. Apie 40. Ne, jūs dabar sėdit nieko nereikia. Jūs turite 30 eurų. Kiek mes turim? Jūs turite turėti 30 eurų, jūs 16. Einam toks jūs negėtų atskirai. Ne performance, aš paruošęs. Gali dabar nulinė situacija. Užteka vieną šūdą pasakyti, negausit ėsti. Mes 20 bičiukų iš mokyklos keliaujame ne kur kitur, o į Vokietiją pristatyti retus istorinius kalavijus, kur turėsime suorganizuoti šventę, sukviesti kažkokius tai žmonės ir viską padaryti patys. Šiandien užduotis. Viena grupė 6 žmonės, kviečia žmonės į renginį ir ieškot būdų, kaip uždirbti pinigų. Tai kiek jūs surinksit šiandien pinigų, tokia jums bus vakarienė. Aišku? Paprasta. Tai mes esam 2 grupės, tai su Martino gitara ir ta kalaviju ir mes norim susijungti. Mūsų planas yra, pradžiai mes atvykstam į miestą ir randam gatvėje, kur gali Žygimantas groti. Tai mūsų planas yra, kad maždaug iš žmonių suformuotų tokį kaip ratą ir kad viduj kviečiam žmonės kautis kalavijais ir tuo metu Martynas groja tokią intensyvę muziką. Duok man gitarą, galiu nečiupinėjau niekad. Tenais jį paliekama su Jonu. O tu su komanda gal planą savo nori pristatyti? Mes dabar ieškome laido. Aš mačiau, prie salės yra kolonėlė nešiojama. Ieškojat čia bendruomenį? Dabar nešiojamas. Ir tada aš ir Ignas einame per barus, kavinės ir panašiai ir tada vėl iš naujo ir va taip pavarom. Man nepatinka repertaras viskas. Kurį pats groji dabar? Taip. Gerai, tai jūs kolabą darot? Taip. Ačiū. Had my shot. Dauguma komandų jau turėjo planą, kaip veiks ir ką darys. Tačiau dėl konflikto paskutinioji komanda ėmė ir išsibarstė. Aš iš tų kalavijų grupės. Čia Augustas buvo atėjęs. Nebuvo. Esmė, kad jis buvo. Ne. Mūsų užduotis buvo eiti į miestą su kalavijais, bet grupelės lyderis išėjo. Kaip man kalbėti su tokiais žmonėmis, su Augustu, su Tautvydu, kad tipo, aš jaučiuosi, kad mane laiko daiktų ir... Augustai! Aš pasijaučiau kaip daiktas ir, bevert. Bandžiau kalbinti, kad, bent kažkas pradėtų veikti, bet paignoravo. Kai aš bandžiau jūs, kviečiau jūs kalbėtis, planuotis ir jūs mane tiesiog paignoravot. Man taip pat dar buvo smūgis, kai aš išsisakiau tavo Tautvydai ir tu pasakei, kad tau buvo Jo, ir po kurio laiko aš tenais Tautvydui pasakiau, kaip jaučiausi. Jis tiesiog taip, nerūpestingai numetė, tipo, gerai. Ir, tipo, jo, ir tada pasimečiau, supykau, daugiau nevilties atsirado. Šūdinai jaučiausi. Aš iš tavęs, Augustai, noriu dėmesio ir bent jau išgirdimo. Iš tavęs, Tautvydai, irgi noriu, kad būčiau išgirstas ir kad mano žodžiai bent jau kartais turėtų prasmę. Mes turim virvę. Kodėl jūs susirišę? Čia pagalba mums rasti bendrą kalbą. Visi konfliktai buvo jau išspręsti, tačiau šis vaikinukas, vardu Dovydas, turėjo kitokią užduotį. Jis turėjo surasti Tinder deitą. O, seniai, turiu mečą. Puikų Šeimos žmogus čia. Tai palinkėsime sėkmės Dovydui, o dabar komandos turėjo rinkti pinigus vakarieniai. Sveiki, mes esame jau tam miestelėje.
Turim daug barų įvairiausių. Dabar bandysim eiti prašyti, kad leistų mūsų draugams šį vakarą pagroti, nes tokią užduotį vadovai davė. How would you prefer it? Inside, yes. Okay. Dėdė leido groti lauke, viduj jie nieks nelabai nori. Tu ką, turim antrą? Ar nervinės? Žiūrėjau. Tai aš nelabai žinok, padeda. Ai, okei. Iš pat pradžių Žygimantui buvo žiauriai nedrąsu, tačiau su komandos narių palaikymu aplinkui pradėjo rinktis žmonės. Ir netgi įmetė vieną kitą monetą. Here there's like a guitar station. Thank you so much. O Domas tuo pačiu metu jau ieškojo Žygimantui vietos, kur galima būtų sugroti bare. Žodžiu, po barą vienas, jeigu čia yra tasai plikas, ale tasai vyriškis, nubliavo, čirė. Tai arba mes varom į tą, arba mes varom nulyjo. Ačiū Dievui. Ir dar metalas 6 eurai ir 100 centų. Ir mes turim 16 ir 100 centų. Aš tik pasiskambinu, aš noriu tik išsiaiškinti. Mes Tinderio deitą bandom suorganizuoti. Ir žodžiu taip, ir reikėjo su panelė, bet gavos taip, kad pakaris pasiėmė mano ragelį ir mes parėjom vyrų žiūrėti. Labai daug vyrų pridėjinėjo, tai mes supratom, kad greičiau vyrą galim gauti. Mes pagavom, jis net taštas dabar. Kaip čia pasakius, ne visiems taip gerai sekėsi rinkti pinigus vakarieniai. Žiūrėk, Marčiu, tu susigalvoji, kaip mes tau galim padėti per tos barus. Sugalvos. Belia ką, 10 minučių nėra sunku pagroti. Eina pasišnekėti atskirai, tas eina uai. Ne performance aš paruošęs. Aš sakau, aš niekad prieš žmonės, visų pirma, negrojau, visų antrą, aš niekad, ne aš rašiaus, jis metus negrojau normaliai aš su gitarą. Performance jokiam nesirašiau. Čia būtų insane, seniai atsimint visas dainas kokias. 5 dainas. 5 dainas mokai. Aš net 4 neatsimenu. Bet tu gali plius minus kordas groti. Padžiamį. Jo. Na, o kol aš dylinu su baime groti gitarą, kitos komandos susiduria su konkurencija. Eina iki to apačios. Tai galėtų ten apačioj, gal tada nebūtų tiek amoralu. Kaip tu manai, sakyk, tu grosi, ne mes grojam. Man atrodo, kad čia, Kodėl jūs čia negroja? vėl, kad... Moteriškė atėjom, šiautės. Iki to baro? Iki vyno baro judam. Realiai dabar nulinė situacija, mes tiesiog ėjom iki kavinukės, kad pakoncertuoti kavinukėj su akordionu. Gaus, kad tais užimta buvo. Nuėjom iki kitos, kuri netoli. Tais 0 žmonių, sako, apie 9 rinktis pradės. Mes 8 turim jau būti vietoj. Ne, jūs dabar sėdite nieko nereikia. Jūs turite 30 eurų. Kiek mes turim? Jūs turite turėti 30 eurų, jūs 16. 30 eurų kiekvieną jūs turite 4, turi turėti 30 eurų. Darosime kažkaip ir vairis. Turi 25 minutės, sukitės. Mums reikia tų 14 eurų. Seniai, mes tavęs nepušinam. Mes negalim tavęs pušinti. Jeigu tau netinka, mes vis tiek tada negrojam tiesiog. Man tai atrodo nesąžiningai. Aš negroju, aš galiu nevalgyti, hebra, bet aš negroju. Nesvarbu, bet tu nebegrosi jau šiandien. Nu, aš aplamai sakau, kad ne. Todėl aš ir sakau, kad aš nevalgysiu. Kad nereiks, ant žmogaus vieną leisti pinigų. Jo, bet žinai, tipo, jeigu tu negrosi, čia ne tik tu nevalgysi. Daugelis nevalgysi. Tai iš šiandien išvažiuosim, kol kiekvienas po 30 eurų nesurinks. Žiauriai piktas esu dabar. Girdi varpą? Čia artėja jų mirtis. Aš nebegaliu, aš čia rankų nepakeliu, aš čia toks. Kas jums yra, blin? Ta prasme, iš jūsų girdėjo tokia šūda, ta prasme, kur šiandien nieko apšė neveikia. Tai pasakysiu taip, chebrytė. 3 grupės buvo, ne? Kiekviena grupė turi surinkti 30 eurų. Aš dar jums duodu pusvalandį. Jeigu per pusvalandį kiekviena grupė nesurinks po 1 euro, jūs pusryčių neturėsite.
Ir rytoj aš tada padarysiu dar įdomesnių dalykų, kad jūs pasiektumėt savo tikslus ir bus rytoj ne 30 eurų, o 5 eurų. Gali pakartoti šitą dalyką. Mes turim visi surinkti po 3 eurų. Tai pala, tai ką, sakė, kad... Bet kokiais būdais. Jeigu nesurinksim 30 eurų, nėra kitokio šitas išeities, kitokios nėra. Okay. Reiškia, ne tik be vakarienės būsim, bet ir negrįšim namo. Jo, mes šiandien išvažiuosim, realiai. Tipo, sako, važiuojam greičiau, mes negalim greičiau, ten. Jo, jeigu be pykčių kalba, kaip tau su deitu gavos? Man yra įdomu. Aš nekausiu. Aš 7 kartą kažkam jau šitą kartuoju, bet aš tau suleidžiu šitą praeitį, šitą visą kūną. Taip giliai įnuosiu. Kai tu pamatysi bobą, jinai tavęs net pabučiuoti norėjo. Sprekės šitas jau paklausiu. Suprant, atėjau iš Va, iki čia. Randų, man atspėsit surinkti. su dievo nusišypsojimu gal. Seniai buvo. Žiedavo. Duoda realiai. Duoda. Kai kurie net nežiūrėjo. Čia nesveikai Dievas nusišypsojo. Nu truputį ką? Kiek gavau? Ką žinau, gal kokių 8 eurus. O mes dar gavom tarpusę su Vaileniu. Kiam centus? Mes. Susikrovėt? Mes turim 25 ir centus. Ui, tu. Mes turim 25 ir centus. Šitai man nemetas. It's maybe a bit like egoistic, but I have a lot of like it's the only money I have at the moment, but you can have it all. You're so cool, man. There's even an euro. Oh, thank you. So Thank you. It's very generous. Holy shit. That's amazing. Oh my god. Make it rain! Thank you, man. Thank you. it's also good for me. Thank you. Thank you. Oh, wow. Mes kaip jūs paturim. Kas? Mes transoką. Kelė sakė, turi tracoką. Nu, parašė čia. Gerai, tai. Man trūksta 15, tada trūksta. Tai davai, greitai. Ok, 40. 5. Dai. Septyri. Palauk, iš naujo, pakartok, kiek turi. Kiek tu dabar turi? 20. Reikia 3 eurų. Jo, 3 eurai. Mes irgi surinkom. Surinkom? Aš dar daugiau. Jo. Gerai, tai we're good. Mes viską surinkom. Viskas žiūri gerai, rimtai. Aš tave noriu pabučiuoti. Na, užduotį įvykdėm. Tačiau ne taip, kaip buvo susitarta ir tikrai ne pagal Mohano reikalavimus. Kas atsitiko? Begė šikna. Nes visi norėjo valgyti, tai žinau, kad ir dar nevalgytume, tai... Nu, ir vienas kitiems padėjo. O tai ką tai apie jūs sako? Mes galim mažiau. Ne. Tai sako apie tai, kad yra 2 būdai su žmogum veikti. Jis dirba iš gausos, sako, aš noriu išmokti, noriu dar. Arba aš bijau susifeilinti, nes jeigu susifeilinsi, mane nubaus. Tai jūs veikiat iš baimės susimauti. Visi jūs veikiat iš baimės susimauti. Tai reiškia, jums reikia bizūnų. Pavyzdžiui, žinodamas, kad aš turiu tokią komandą, kuri veikia iš baimės, aš dėliočiau viską taip, kad jūs kiekvieną sušiktą dieną bijotumėte. Užteko vieną šūdą pasakyti, jūs negausit ėst. Tai kurioje vietoje jūsų sąmonė, jeigu jūs pasakau negausit ėst, ir tada, davai, susivarom kažkaip. The fuck, su akordeonu groja visi kiti. Jūs matėt video, kaip jis atrodo šalia? Čia groja. Davai paslinksi kažkur. Tai kur jūs esat?
Aš žiauriai nenoriu jūsų statyti ant baimės, bet jeigu jums kol kas kitaip nesigauna, davai pažiūrim, kurioje vietoje jūs baimę perlipsit ir padarysite ekstra žingsnį, sakysit, wow, fainai, žiauriai įdomu kalbinti žmonės, žiauriai įdomu eiti susitikti. Va, ko man reikia. Visa kita jūs tiesiog turit šūdiną ekskursiją Vokietijoje. Nu tokia, biški nedaėdė, biški nedasiprausė, biški kažką padarom, nes mokytoja liepia. Eikit jūs šikplin, man tai neįdomu, tai visiškai nevelka. Ir nieko neturi bendro su Vyrų kalvės akademija. Ir jeigu jūs taip veiksit, aš tada užsukinėsiu kranelius taip, kad bus, skauda. Bet dabar žodžiu, pasiemat visus daiktus ir einam paskui ir po 2 žmonės. Aiškiai užduotis, ką reikia padaryti. Pareflektuoti tam, kad išsigryninti esmę, kas jums buvo svarbiausia, kokia suboktis. Tam, kad atsisėdę į refleksiją galėtumėt per 1-2 sakinius pasakyti, kas yra svarbiausia. Ok? Good. Varom? Na taip, šiandien diena mums nepaėjo, tačiau nemažai ką išmokom. Išmokom ir supratom, kad mus veikia baimė. Baimė normalus reiškinys, tačiau mes taip veikti daugiau nebenorime. Ir rytoj stengsimės dėti daugiau pastangų, kad taip nebepasikartotų. Mes turėjom užduoti išmokyti 60 vokiečių dainuoti 2 gaideliai. Pradedam čia šokti ir viskas. Važiuojam! Ką žinau, reikia išnaudoti žmonės, kai gauni. Nieko nebus. Tu didžiuokis, sėkmytės. Greičiausiai noras pasirodyti ir išsiskirti iš bandos. Aš vakar susifeilinau ir aš jaučiu tokį žiaurų draivą kažką padaryti, kad vėl nebūtų feilo.